Ne, užsijam kiti, tikrai taip nesižaidži, taip kaip mes žaidžiamės. Ne. Nes čia biški dar irgi psichologų turi dirbti. Vakar skambinu vakarę, užvažiavo ten mūsų Žemkenčių. Ką, žinau, kas ten atvažiavo, miškovežio vairuotojai dirba, aš, ta prasme, pats savo darbais kitais užsiėmęs. Saka, nusifotkinau jūsų mašinos numerį, dabar skambinu. Gerai, sakau, perduosiu vadybininkui, perskambinu. Skambinu vadybininkui, klausiu, kas ten, kur, ką važiuoju, per kokius Žemkenčius, gal apsisuko, gal ką. Vienu žodžiu, vykdėm darbus, ten, kur mes važiuojam žemės savininkam, su jais buvom susitarę, su jais atsiskaitę, kad mes ten važiuojam, o dabar atsirado kita moteris, kuri net nesavininkė, ten yra, jinai dirba valstybinę žemę, be jokios sutarties, augina ten bobilus kažką ir mes užvažiavom ir visi ten važiuoja per tą aplinkę, ten tokią didelę balą, lomą. Ar tu nejauti, kad kai kurie žmonės, reikalaudami iš tave žalos atlyginimą, naudojasi tuo, kad esi viešas? Jo.